Sveiki, mėly draugai. Turbūt daugam darosi įdomu, ką veikia Rusijos atominis povandeninis laivas prie Kubos krantų, kodėl kyla toks triukšmas, tokia audra stiklinėje. Faktas, čia nieko tikriausiai baisaus nebus, tai vyksta toks parodomasis demonstravimas, jis galios, jisai vyksta ne pirmą kartą. Jeigu gerai pamenu, dar kai Hugo Chavezas valdė Venezuelą, Rusijos irgi kariniai laivai buvo atplaukę prie Venezuelos krantų, prie Karakaso, jų sostinės, nes tuo metu irgi buvo grasinimai, kad Jungtinės Amerikos valstybės gali įsiveržti, padaryti perversmą arba intervenciją į Venezuelą, nes jie labai nepatiko, kad Chavezas tą šalį atjunkė nuo amerikietiškos kartelio naftos, kurį tenais išnaudodavo tą vietinę naftą, vietinius gyventojus. Tai tuo metu irgi tokie vyko kalbos apie tai, kad galbūt į Venezuelą įvyks intervencija ir tada Rusijos irgi kariniai laivai atplaukė ir pademonstravo tam tikrą tokį simbolinį palaikymą ir, kaip žinome, intervencijos į Venezuelą taip ir nebuvo. Tai dabar irgi vyksta toks savotiškas simbolinis Kubos palaikymas, kad irgi nekiltų niekam per daug idėjos šitą stalą užpulti. Na ir be abejo, tai yra simbolinis žestas. Ir patys Rusijos atstovai sako, žiūrėkit, kai amerikiečiai nepatenkinti, sako, kas čia vyksta, tai čia 150 km kažkur atstumų nuo Floridos, nuo pagrindinių jų tentų miestų, nuo Jungtinių Amerikos valstybių jau grinai teritorijos vyksta tas plaukiojimas. Tai iš Rusijos pusės klinda pasakęs, aha, tai ką jums nepatinka? Ir mums nepatinka, kai jūs plaukiat po mūsų teritoriją. Ir iš tikrųjų, žiūrint iš teisybės pusės, tai visiškai adekvatu yra tas, nes Jungtinių Amerikos valstybių ir jų sąjungininkų irgi pratybos vyksta palei Rusijos sieną, vakarų ginkluotė vyksta į Ukrainą, irgi vyksta tas galios demonstravimas. Jeigu viena pusė gali, tai kodėl kita pusė irgi negali pademonstruoti savo galios. Kiti dar prisimena, kad 1962 metų Karibų krizė ta vadinama. Aš nemanau, kad situacija tiek eskaluosis, kaip įvyko čia daugiau negu prieš, daugiau negu 60 metų, daugiau negu prieš 62 metus, kada atrodė, kad tikrai gali įvykti tas atominis karas, kada tai jau džiulita įtampa buvo pakilusi. Bet žmonės dažnai nežino tam tikrų dalykų. Jeigu prisimenant 62 metų Karibų krizę, kada ten buvo atgabenti Kubą Tarybų sąjungos atominis ginklas, ten buvo laivai, ten buvo Tarybų sąjungos karinė bazė ir amerikiečiai jau dėjo įspėjimus, jau tenais buvo užtverta visas blokados salos ir ten plaukė Tarybų sąjungos laivynas į Kubą ir jau atrodo, kad to įvyks susidūrimas. Dauguma žmonių galvoja, kad tiesiog čia Kenedžio diplomatinis ir sugebėjimas ryžtas prispaudė tipo sovietų, sovietai pabruko uodegas, pasitraukė ir tiesiog amerikiečiai laimėjo šitą tokį nervų karą ir jie iš tikrųjų pasiekė tam tikrą didelę pergalę. Žmonės nežino tokios istorijos, kad visa šitą įtampą Kubos krizė prasidėjo nuo tada, kada 59 ar kažkur metais prieš pat Karibų krizę amerikiečiai savo atominį ginklą patalpino Turkijos teritorijoje link sienos su tuometinė Armėnijos Tarybų socialistinės respublika, Tarybų sąjunga tenais buvo teritorija, Kaukazas. Ir automatiškai Sovietų sąjunga, tuo metu Chruščiovas buvo vadovas, nusprendė irgi atgalinį žingsnį prižengti. Jeigu jūs prie mūsų sienos atgabenote atominį ginklą, mes irgi prie jūsų sienos atgabensime atominį ginklą. Kaip tik neseniai buvo įvykęs perversmas, revoliucija, laimėjo Fidelis Castro, nuvertė Batistą, Batista pabėgo į Ameriką, iš pradžių amerikiečiai Fidelį žiūrėjo normaliai, bet kai Fidelis pradėjo nacionalizuoti amerikiečių, ypač Amerikos bandytų valdomas įmonės, automatiškai prasidėjo priešprieša, o to pasinaudojo Tarybų sąjunga, pasiūlė savo pagalbą ir atgabeno Kubos liaudžiai savo atominį ginklą ten pastatė. Ir kai vyko ta Karibų krizė, kai vyko tas neformalūs susitikimai, dėrybos ir buvo prieita prie to sprendimo. Tarybų sąjungos patraukė iš tenais atominį ginklą iš Kubos salos. Aišku, ten jų instruktoriai, ten kažkiek kariuomenės liko Kuboje be abejo, bet buvo du susitarimai. Tarybų sąjunga patraukė savo atominį ginklą iš Kubos salos, bet tuo pačiu ir amerikiečiai patraukė savo atominį ginklą iš Turkijos teritorijos. Ir amerikiečiai irgi duoda tam tikras garantijas, kad jie nepuls Kubos salos, tiesioginė intervencijos nedarys į Kubos salą. Prieš tai bandė tą Kiaulių įlankų įsilaipinti, ten tos jaunus kubiečius buvo paruošę, ten juos tiesiog įskerdė, bet Tarybų sąjunga irgi vienas iškėlė sąlygų, kad irgi nebūtų Kubos valstybė, Kubos socialistinė respublika nebūtų irgi puolama.
Ir čia viskas gavosi, kaip sakoma, win-win, ta prasme, abi pusės laimėjo ir buvo išvengta didesnio konflikto ir buvo tam tikras pasiektas susitarimas. Tai nebuvo kažkokia išskirtinai Jungtinių Amerikos valstybių pergalė, kaip čia pas mus piešiama, arba čia Kenedžio genialumas, ne, tai buvo pasiektas normalus susitarimas. Amerikiečiai padarė nuolaidas ir Tarybų sąjunga padarė nuolaidas. Kokių dabar nuolaidų bandys iškovoti Rusijos federacija, pasiūsdama ten savo atominį povandeninį laivą ir kitus laivus, sunku pasakyti, niekas kol kas mūsų nieko apie tai jokių diskusijų nėra, galbūt mes sužinosim po 5 ir po 10 metų, kaip apie tą Karibų krizę, kas ten iš tikrųjų buvo vyko, kokie susitarimai. O galbūt čia vėlgi vyksta tam tikras irgi galios demonstravimas, kad jeigu jūs galite Baltijos šalyse daryti karinės pratybas, jeigu galite militarizuoti visą rytų Europos regioną, militarizuoti Ukrainą, jeigu galite demonstruoti savo galę, tai mes irgi taip pat galime atsiųsti irgi pademonstruoti savo galę ir apginkluoti potencialius jūsų priešus, tą pačią Kubą, apginkluoti tą pačią Venezuelą, apginkluoti tos pačius husitus, apginkluoti visus kitus, Šiaurės Koreją ar dar kažką. Iš tikrųjų ironija, kad Šiaurės Koreja dabar šiuo metu ginkluoja Rusiją. 3 milijonus sviedinių davė ir yra tokia informacija, kad dabar neseniai perdavė dar 5 milijonus sviedinių Rusijai. Iš tikrųjų, Šiaurės Koreja tai iš viso 8 milijonus sviedinių artilerijos Šiaurės Koreja perdavė Rusijai. O Europa, kai tuo metu arpo to milijono sviedinių nesugeba sukraptyti per visą Europą. Tai vėl tik parodė, kad iš tikrųjų tas analoginis visas alijansas, kaip jie proamerikietiškai sako, blogio ašis, ta blogio ašis pasirodė yra daug pajėgesnė sukaupti didesnės ginkluotės atsargas ir sugeba nuplaukti, kaip rodo Rusija, netoli Amerikos krantų, kaip sakoma, tam pačiam baseinė, jau ten garnais, kur tuškėsi jau visos jau jachtos prabangios amerikiečių Karibų jūroje. Kaip matome, pasaulis keičiasi, to visokio galios demonstravimų jų daugės. Netaip seniai čia prieš keletą metų buvo ir Kinų armada irgi plaukė, irgi demonstravo savo galę. Kinai labai stipriai gamina savo lėktuvinišus, plečia savo irgi karinį jūrų laivyną, apskritai visą kariuomenę stipriai modernizuoja ir yra skaičiuojama, kad Kinams reikia kažkur nuo 5 iki 10 metų savo kariuomenę pilnai perginkluos ir tiesiog tiek kiekybiškai, tiek kokybiškai lenks Jungtinės Amerikos valstybės. Tai vienintelis dalykas, kas beliks Jungtinės Amerikos valstybėms - atominis arsenalas. Bet atominį arsenalą panašu turi ir Rusija. Kinija atsilieka kažkiek. Bet jeigu jie užsibrėžtų ir tą atominį arsenalą didinti, aš manau, kad jiems didelių problemų nekiltų. Tai vienu žodžiu, mes dabar matome daug simbolizmo, daug raumenų demonstravimuose. Tikėkime, kad tai neišvirs tikrai kažkokius didelius konfliktus. Bet pasaulio istorija visą laiką tai būna. Demonstruojasi, čia kaip gyvūnai, kokie kaip paukščiai, demonstruoja savo plunksnas, paugurklius, kad suviliotų pateles, kad įveiktų priešininkus, taip ir visos valstybės, taip net ir atskiri žmonės, visi demonstruoja savo raumenis, rodo, kokie jie yra stiprus ir kokie jie yra pajėgus. Ir gerai, jeigu viskas baigėsi tik to, kad priešininkas pamatęs persvarą palūžta ir pabėga, blogesnis variantas būna, kai vyksta kova, tai tada laksto plunksnos, o žmogiškojo atveju laksto mėsos, laksto galvas. Tikėkime, kad to nebus, tikėkime, kad pasaulis pasikeis su kiek įmanoma mažiau kraujo, su kiek įmanoma mažiau netekčių. To norėtųsi ypač palinkėti ir mūsų šaliai, kurie taip yra demografiškai nukraujavus, tai tikrai nesinorėtų, kad Lietuvoje iš viso ten liktų saujelė žmonių, norisi, kad Lietuva gyvuotų, kad paliktume savo vaikams, anūkams šitą šalį, daugmaž stabilę, daugmaž nedegraduojančią. Bet tam, kad tą pasiektume, reiškia, reikia proto, reikia nelėkti pirmą garvežio, reikia sutelkti adekvačiai mąstančias jėgas ir išlaviruoti taip, kad Lietuvoje nebūtų karo, kiek tai yra įmanoma mūsų jėgoms. Tai va, draugai, bendra informacija. Ačiū už tai, kad klausote, paspauskite patinka, prenumeruoti, kas galite prisidėkite prie Patreonų sistemos arba per YouTube ir gerbimo programų. Yra toksai mygtukas paspausti prisijungti, labai lengva tą padaryti, kas turi mokėjimo kortelę. Kas kiek gali prisidėkit, ne viskas tvarkoja. Kas negali, tiesiog spauskite patiktuką ir iki susitikimo kitose vaizdo įrašuose. Iki bičių.